Sveiki. Matot, aš prie Nemunų. Mėgysim pažiūrėti, nemažiam mažu kas keps. Atvažiavom su visa šeimyna. Tai ruošiuosi. Valandų beveik 12. Atsinešiau šėryklą 70 gramų dėčiau. Jaukus namie užsimaišiau, kad būtų viskas greičiau, tai varim, žiūrėsim, pagausiu čia ką nepagausiu. Oras geras ir nusprendėm biskį pasidžiaugti gamta. Tai vas, ir tuo pačiu pažvejosiu ir mėgysiu jums parodyti, ką pagausim. Net pavadėlių nėra. Jis susvežt pavadėlį. Aišku, žvejų nėra, nežinau, sakiau, nesakiau. Viskas tuščia. Tai matyt, nieks nekimba. Bet mes pasimėgausim žvejybą dar. Susiruošim viską. Gaudysiu gal 2 kotesai. Atsinešu kitą meškerę. Žinau, čia kažkaip susismeigsiu. Mes reiks eit, nusiryt, ba šilta. Reiksiu su trucikais, padeginsim taukus biskį. O paskui gal skėtį reikės susidėti, kad nenudegčiau per daug. O čia pavadėlis yra. Tai gal šitą irgi čia užmesiu. Tai gal biskį prasijaukysiu. Tai aš, kad šitą šėryklą 80 gramų. Tai gal ir gerai bus. Tokia. Šitą tai planuoju ant kokių sliekų užmest. O. Tai pasirinkti tašką reikia. Ir panašiai. Gylis gan normalus, galiu pasakyti. O šitaip kažkaip paliksim. O dar tik dabar nuskendu. Žiūrėsiu, ar vilks, ar nevilks. Nemėgsiu uždėst galvą į viršų. Į šitus nusinešiu, einu pasižiūrėti. Sliekus atsinešiu viską. Aš pragalvoju, sunai mėšti, ar jie čia arčiau pasisakyti, taip gal palikt. O ką bus keidumas, tai spėsiu įsitraukti. Dėsiu sliekutį, stalo nesinešiau. Dieną, uždėsim šitą slieką ir užimėsim. Bet čia gal taip noris ir persistatyti, kad nereiktų vaikščioti, bet kibimų gal nebus, žolių gal neneš. Bet šiaip tai kabliuką reiks ir čia didesnį įsidėti. Dabar pažiūrim. Ūkis liekutį. Na dabar nedidelis uždėsiu 2. Paskui nusirydysiu šiltą. Aš gal dabar skubugas, ką pasidaryti. Gal štai šiltą. Dar aš manau, čia šitose vietose, tai šiaip tai anksti gal gaudyti, bet pabūt gamtoje. Sau smagiai pasėdėti, manau, bus puiku. Jau ko įdėti, pavadėlės neilgai čia.
Nuo marių likė viskas. O, tai čia. Reik meštis tiek. O. Šičia ta biskį dabar kokias 5 šeiklės jau kusulėsiu ir paskui mėgysim gaudyti. Tokia biskį žalukė, mažiukį vienose kabinat, bet tai čia nieko. Gal dar mašinų ir kukurūzų turiu, bet nieko, tik paprastų jau kutų vidėje. Jau ką čia užsimaišęs ir neparodysi kupina kartą. Saulutė tokia, nėra labai ryškiai, bet šildu. Gal kokie kujukie pavyks pagauti, a kokie aukšliai, o mažai nieko. Matysim. Ką traukiam, gal užteks, dėsim kabliuką. Ana, ant sliekučių kažkas sudrebinau meškerytėje. Dėdamis kablį. Čia pavadėlių ilgis tokie 70-80 cm bus. Storis pavadėlių 0,10 kabliukas 10 numeriukų. Gan stambokas, viskas čia. Šyriklėlį 70 gramų įsidėjęs. Čia paprasta sistemėlė, nesislankianti. Eternos ar gal kaip čia vadinasi, va. Tik valas. Čia pririšta šyriklėlė yra. Čia toks pavadėlis, va, ilgesnis ir visi žinot. Kilpukė ir pavadėlis tai įsideda. Tai tokie tai gal mažiausiai ir pina senai, kaip surveitai labai gerai tokie. Ką ir dėsim. Gal porą dzikų. O dziką jau reikia dzikus dėti per sietą, va jau nešiuži dzikai. Jau va. Esam prasisėjusimės juos vai užsimėtė. Uždėjau baltą ir raudoną dziką. Ir dabar eisiu dzikus susitvarkysiu. Nu ką šainy. Užsimėsim ir lauksim kibimukų. O. Jau. Kibimas. Traukiam. Pažiūrėsiu. Koks. Nežinau, jau buvo matyt kibimas. Aš galvoju, kad reiktų eit nusirengt. Nu, ką mes čia turim? O. Tiek kojukį. Dar nedėsim, paleisim šitą dabar. Dadėsiu dar vieną dziką. Tuos senus paliksiu. Eisiu nusiryti, bus šilta. Smagu. Jau nusirengsiu tai. Atsinešiu gal sietkutę. Žuvai dėti, mėgysim dėti. Čia kibimas. Čia deduosi didesnį kabliuką noriu užsidėti. Tai jau atsinešiau sietkutę jau, nusirengiau. O tie mažiukas kablys ištraukia, tai tie sliekučiai buvo nueisti. Ką mes čia turim. O, kitą kojukį. Dabar dėsiu
į sietkotę. Va. Op, op. Na va, dabar galėsiu uždėti tokį galingesnį slieką. Jeigu tam nueis, tai tada dėsim zekų kokią krūvą. Perknypsiu tokį didesnį padarysiu. Čia tai sultingas sliekas. Net apsimyža vargšas. A čia gal matyti, nežinau, tokį sueičiau, čia eisiu. Viską susitvarkyti, dar noriu pirmą užsimest. Kažkaip nelabai patogiai dabar dar viską pasidarė jau. O jau tiek kibimas. Ar tai aš pajudinau, nežinau. Bet smagu, kad kimba. O kimba ant tos irgi. Bet tą sietką, nežinau, atsiličiau tą trumpesnę, bet... O. Žirkas. Bet kažkaip galėjau pasinešiu šią. Nenoriu, kad žuvis susižalautų, nieko nėra čia. Gal kokia aukšlė atėjo, bet jau nudaužė dzikus. Tiksliau sakant, vieną dziką numušė. Tiek, kad smagu, kad saulė tokia netokia ryškia, va pradėbus biskį šviečia, tokia labai fainas oras. Vėjų praktiškai čia nėra dabar. O tą stiliuką gal dabar kur liko, tai aš jį susmulkinsiu. A, čia jau bus įjauka. Taip, čia reikia viską susitvarkydama. Opa. Gerai, ko mano ta dėžutė šį. O aš jį susitraiškysiu ir duosim jauką. Čia kas tai jau neduoda ramybės, matyt, mažos žuvys kokios užkibėjo. Ne, yra, matyt, pasikūrus jau buvo rapūžiukė ir buvo kokių žulių, po nuėsė, matėjau, truk. Ne, va, savo kojukys. Kemba. Ja. Ką jau trečią gal pagaunu, jau ten ant slieko kaip užsimečiau. Tada nemačiau kibimų. Dar nespėjau nei kasterių susitarkuot. O, dar dzikų nesusitvarkiau pilnai. Gerai. Ir taip. Paskui dar sietką noriu pasitaisyti, ar galėjau pasinešiu, ar tą kitą atsinešiu. Ilgesnė. Ne, da. Brusė mes nori, bet fainas oras tikrai smagu, reikia pasidžiaugti prieš Velykas tokiu oru. Srubiai smagu gaudyti iš tikrųjų. Tai aišku, tą kaserį. Jau reikia eiti kavą pasilvėjo, kava padaryta, kaip gerai viskas. Tėvė brūžinom, kažkokie nedidelį žavėlį, tai jo. Šuniluoja. Gal bus nudaužė. Vis tiek mažu kokias stambesnė ateis biskį kujukį. Ar koks šapaliukas. Čia tai turiu, sakiau, kukurūzų, bet nenoriu atidaryti, čia ilgai gal nebūsim. Kiek pasidžiaugsiam biskį. Ant slieko kol kas dar nieko. Bet mažu ištrauksiu, bus nugraužta ką pirmąją. Na. O.
O, paduosim viskį kasteriu. O, nežinau, jų matyti tie kibimai. Bet nežinau, ar yra. Šėryklos angesnių už tai žuvis. Nėra nieko. Viskas aišku, kas du žuvys atėjo. Tai pakeisim džiukus. Viskį su kasteriu dabar tokio. Ir eisiu kavą gert. Tai tegul. Tos mažiukės pasėdžiok žuvelis. Tuo dzikučiu. O, atida viena tik nuskendo, tai dar čia gilių yra gal apie kokį 2,5 metrų. Tai kibimas. Jūs pažiūrėkit kibimą. Aš noriu persimest. Šitą biskį patolį susiliekais noriu. O, biskį per stipriai užsimūvėjau. Atsinešiau čia tą meškę. Tai būt patogiau man čia. Traukiam šitą, pažiūrėsim. Labai jau nieko nėra. Gal yra labai nedidelė kaujukė, per mane pagavau. Yra, bet jau pailasu. Bet srovės smagu gaudyti, pasikartuosiu. Nedidelės tos kaujukės, bet veiksmo tikrai, kad duoda. Sietkutė pasidėsė viską. Ir dabar galėsiu atsipūst, ait kavą išgert. Viską susitvarkė, persimesiu. Ir eisiu kavą gert. Kad po Velykų vėl pravėsa. O dabar tai tikrai smagus orai. Iš karto trukt. Gal kokių aukšlių yra. Ana patolino biskį jau pravelka, tegu velka tie tą, nieko tokio. O koks gaivus vėjukas papūtė, kaip smagu. Paskui reiks puskėčiui lyst, kai bus per karštą. Žiūrėt, turim, a nieko, turim kažką. Kokios kojukės nedidelis. Pakimba čia man. Tik apkuria ir pro šoną pataiko, bet tai nieko baisaus. Noriu uždėti geltoną dzikavą. Ant sliekų tai nieko gero apžystytis. Tas sliekas toks nemažas. Vis tiek aš jį palikau, nes nepersimečiau. Dar ankšlos į ant pečių, kad neapsvilčiau daug. O pečius tai greit labai kažkaip nusvilt gali. Jau po gero užkibė bus.
O, trauku. Jo, yra. Monstras, nemanau. Aukšliai. Užkėbų. Antrą aukšlę šiandien pagavome. Štai čia. Trok. Įsitkutėmės ją. Karštus rankšluosčius, manau. Mes ją įsitkutėjimėtėm. Bet, da, šiukšlių va tokių neša žolės, jeigu jums buvo matyt. Dabar da gal turėtų būti matyt. Jis tokiais koksais praeina. Liekutai nenori valgyti. Gal nėr kam. Ką didelį uždėjus lieka, taip ir stovi, apžystas toksai. Ką pirmą gal sakiau, neatsimenu. O, koks kibimas. Smagiai dabar kibu. Aišku, žodis tai. O, kojukiai taip paima, sakė, taip. Kojukiai visai šiurkšti. O čia tie dzikai normaliai, paliksi tuos pačius. Na, ką šaniai, ką pūkiai mūsų. Ištrauška jie truputį. Čia turi nemetu apie 20 metrų, matau, kokia gali būti 20-18. Na taip, po kokią žvėlį pagaunu, smagu savo. Jau ko gero, tie bus pakipė. Kap nuėjau, tai tiek tąsiai. O dabar ateinu, kamerą įsijungiau ir nieko. Va, traukiam pažiūrėsim. Čia rytė neatsilenkiu. Gal kad pakabė. Jau, jeigu juk ateina, tai praryjant, ne aukšlėje. O. Taikiau. Trezikus dedu. O spalva tai kokią papuolą įdedu. Jedzikai pas manęs pagauti veikia salas būna. Na, da, vieną. O čia kokoną paėmiau. Kaip imu, tai nedzikau tų. Jau. Kokonų pamečiau. Nesugraibau. Ir pirmą persėdą perleidau vėl tų kokonų pilną. Adzikai pagyvenę. Dėžutė atrodo mažai tų kokonų, bet kapimi tai vis tą kokoną paėmė. O, nuskendu. Vėl koks kibimas vyksta. Jau pažiūrėt, ką prifilmavęs gero. Tik spėk nueit ir. O čia daugiau spaudžia. Žiaurys kiba koksai bus. Ne. Plakis. Plakotė susigundė. Zekais.
Bet mėtau tai neblogai, kaip kairė ranka dar. Reiktų gal dar tuos zikus prisėti. Dabar kai šilta, nu daugiau uždėjau zikų. Atėjo žolių prisikabinė. Skista čia gal. Nu, ką du mansą turim. O, juk Ana galvoju ištrauksiu, numesiu tą slieką. Sėdėsiu mažesnį kabliuką ar ant zikų dar užmesiu pažiūrėti. Ne tai jie susijiniuosiu, bet čia. Tik užmetė ir tos vienus užtenka meškėjai džiaugtis. Žuvukės nedidelės. Tai va, aš čia galvoju, kažkaip aptingau, pavalgiau, tai miegas imu dabar patį. Mėgysim šitą užsimesti ir aną persimešiu. Tai kabliuką reiks persėti, bet šitie greitai, man atrodo. Ką matyt, karšiai kiečiai nedaėję. Skienas tuluką. Op. Jis taip sunkiai traukėsi žulių, prigaudęs jau. Tas liekas, apie buvo toks apžystas ir yra. Mesim žmonės. Nuimsi tokį skanų slieką, nuimti, o jo čia. Jau tą krūtiname iškirė. Ir dabar reikia nusimti pavadymą. Bet čia neilgas pavadėlis, bet gerai bus. Šitą į čia. Nelabai žiūriu. Vadėlis sojus 0,10 tai. Va čia reikia dabar pavarak tu man čia. A, jau. Na, va, dabar uždėsim zikų. Dėlė. Šitais šėliklėlį 80 gramų šitas toliau, na, bet tas toliau tai čia nieko gerų. Va. Žiūrėsim, kas čia ant zikų kips, kas man nekips. Reiks aną irgi persimest, ko gero. Na va. Manau, čia bus gal pakibė. Va jau daužu. Jo, yra. Kas čia yra nakrutė, nu. Nemačiau. Pats zikus uždėjo. O.
Smagu tada kokia. Aš manau, čia porą savaitėlių. Tai ir čia karšiukų turėtų pasigauti šituose vietose. Paliksiu tuos senus žiūrkus ir dar vieną dėsiu, kad būtų daugiau šviežių. Jau gal bus daplaukę čia jie. Kibimas ant ausio. O, nežinau, jau matyt. O, ką virpina. Dabar gal matyt. Traukiam, pažiūrėsim. Bet kaip nieko nejaučiu. Bet gal ką pasitempė irgi. Jau kojukė. Kai nedidukė. Važdėjau dzikus ir užvalgė tų dzikų. Šalia sietkus. Nu, tada važmėsim sykį. Oi, ir tą ketą jau krūtinų sakau, čia biskį per daug dviem meškeriem. Turėtų būt matyti per kamerą, kad brūžina tuos ziukelius. Ką traukiam pažiūrėti šitą, traukiam pažiūrėti. Gal kad yra, o kaip bus. Bet savo taip ir žaidžiu. Smagiai. Ne, nieko nėra. Nieko nėra. Labai neremtų žuvys už tai. Vienas zikas ištasytas, matytų žinių pasiema ir tiek žinių. Jau tą ketą brūžina. O dar tik dabar nuskendu. O iš karto, sakau. Iš karto matytų mailius prisirinkę yra. Kitokių žuvies kol kas nėra. Ką smagu vis tiek va, viskį sruviai pagaudyti tikrai. Galėtų kokią stambesnį kūjukį užkepti. Gal tą traukiam pažiūrėti. Nežinau. Yra. Tokia kaip ir ana. Ne, o čia aukšliai. Ir pužėlė. Vainėse neišpilčiau savo energetinį. Nu. Tai va, kabos liko uždėsai. Buvo ramybė. Šitų sliekų dzikų naujų nedėjau. Nugaudysiu šičia ir užteks vienos meškerės, bet neužilgo varysim. Pasidžiaugim kelias valandas liksiu.
Kibimas, o tie bus pasikirtę, na. Bet šitą noriu užsimest dar. Mažai nepabėgs ta žuvis. O ne čia į ryklą pavilko, o, kaip duoda. Traukiam žiūrėt. Tai šitoks energingas buvo. O jau tokia solidesnė biskį koja. Už tai taip energingai griebė. Visa šiurkšti koja jau. Ana daugiau nemesiu, jeigu ką tai įstrauksiu ir suvyniausiu aš ją. Tada su šitą norėsiu vieną pažaist biskį. Na, ko gero ir bus nužindę, reikia parsitempt. Gal ir tuos jau nemesiu šitus. Traukiam, pažiūrėjau, bus užkibę. Ar nebus užkibę? Turėtų būti užkibę. Yra. Op. Nežinau kodėl, bet vis kažkodėl 3 ciklais pagrindė gavo, dabar 4 senėriai, paliksiu 4. Gal 2 ciklai dar būtų geriau. Nusinešiau, na, meškerė pasidėjau, viską. Jau kibimukas. Kibimukas jau aptingęs, varyt ruošėmės namučių. Tai ką viskas. Atraukiam, pažiūrėsim, jau čia bus nugraužę. Žuvisai, nemanau, kad yra žuvis. Man nieko nejaučiu. Aišku, nėra. Ir dzikų jau nėra. Vienas dzikutis likęs. Persimesiu, tai gal eisiu apsirengsiu biskį ir trauksim tą žuvį, pažiūrėsim, tada biskį sėtam nusivardys. Tada čia kažkur moteriškiai. Nu, reikia tur biskį pavažiuot, pažiūrėt. Mano brangioji. Valandų tai jau po 3 čiut. Po 3 gal kokios bar 6 minutės gali būti. Da vis krūtina, o dar kaip koks kibimas. Da gal bus paskutinė žuvis čia dabar. Ir eisim pažiūrėti, ką gero prigaudžiau. Šiaip tai smagu visai čia. O. Kokie kujukiai. Gal užsimesiu ir ištrauksim. Žuvį apžiūrėt. Ką ten apžiūrėt? Nėra ką apžiūrėt. Ištrauksim biskį. Pažiūrėsim, čia kelios pasigavo, to žuvukis nedidelis. Taip, tai dar ankstoka gana. Ką dar už kokius savaičių dar turėtų pasigauti karšiukų. Tai kur? Gal jau apie
Smalininkus viešvilė tai turėtų pasigauti. Bent jau mano galva, taip atrodo. O čia dar aukščiau jo ar barakuda netėjo. Nu, įsimėsim įsitrauksim. Tada vietką prasidžiuvysim. O jo, mailių kažkas užvėjų. Nu, tai nepasakyčiau, kad taip jau baisiai šaltas. Ryškėsi. Nu, ką, pasigaudė čia vadovį. Kelius kokius ūkius didesniais. O nežinau, kaip bus matyti čia. Visai dar nieko, skaitau. Kas čia? Važiuojam dar čia va per sietką. O žuoliukai mano. Pasileidžiam žuvyje. Beskidamos į varvės sietką, tai. Tai va, kokia ta mano žvejyba. Nemune, sroviai. Šiaip tai smagiai pavorio ūras. Fainas, dar norėčiau pabūt, bet mano brangųjų nori dar čia kažkur nulikt. Tai va ką, visiems gerų Velykų. Ir ką, pasimatysim po Velykų, ate.